Sveiki, Unboxing LT, prekės iš Lidl ir šiandieną žiūrėsime Peacock vaikiškas dešreles. Kągi, Peacock Lidl prekinis ženklas, vaikiškos dešrelės, net 93% kumpio. Va tokie va piratai, labai gražiai viskas vaikiškai padaryta. Čia kaip sakoma, va, tokie du atskiri mažiukai konteineriai po 5 dešreles, tai viso 10 dešrelių ir kaina yra €11. Taigi, be pridėtinių fosfatų, be dažiklių, mononatrio gliutamato ir konservantų. Primenu, kaina €11. Kiek dabar kainuoja Lidl parduotuvėje, iš tikrųjų aš nežinau, galbūt akcija kažkokia, bet aš pirkau už €11. Tai va, čia yra iš viso 200 gramų, tai yra 100 gramų viename pakelyje ir 100 gramų kitame pakelyje. Pasižiūrim, kurgi šitas dešrelės pagamintos ir iš ko jos yra pagamintos. Na štai, viskas yra parašyta, tai yra aukščiausios rūšies vaikiškos virtos rūkytos kiaulienos dešrelės. Iš ko jos sudarytos? 93% kiaulienos kumpis, vanduo, valgomoji druska, gliukozė, prieskoniai, prieskonių ekstraktai, natūralios tapiosios medžiagos ir džiovintos malpygijos. Nu ką, ir viskas. Kilmės šalis yra Lenkija, lenkiškos dešrelės iš tikrųjų, kaip matau, chemijos jokios nėra, geros dešrelės. Tuoj pasižiūrim, kiek į maistinė vertė, tai 100 gramų yra 276 kalorijos, na, vaikui kaip tik. Na, daug mes šiandien nekalbėsim, tiesiog einam, atidarinėjam jas, verdam, ragaujam, o tada įvertinsim. Na štai, matėt, kaip mes šitas dešreles atidarėm, čia kitas pakelis, čia naujas pakelis, čia ne tas pakelis, kuris jau išvirtas ir suvalgytas. Vaikui labai patiko, dešrelės skanios, aš pats paragavau, žmona paragavo, viskas su joms yra, jos tikrai yra skanios ir jas tikrai verta pirkti, kaip ir ne tik tai vaikui valgyti, bet ir patėlių suaugusi gali valgyti. Taip kad, iš tikrųjų, aš daug nekalbėsiu, realiai dešrelės, dar primenu, kainavo €11 ir jas tikrai verta pirkti, yra 5 žuvis iš 5, mažiau tikrai neduosiu, tai yra 5 iš 5, mes jas jau perkam 2 ar 3 kartą, tai yra šitas produktas mūsų šeimoje bus naudojamas. 5 žuvis iš 5, šitas dešreles galima įsigyti tik tai Lidl parduotuvių tinkle.